Šiandien minint Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją, prie miesto savivaldybės iškilmingai pakelta trispalvė, lenktos galvos kritusiųjų atminimui, didžiuotasi prieš 19 metų musiejusią vienybę, džiaugtasi spėjusią laisvėje užaugti naują kartą. Didžiuojamės panevėžiečiais, kurie tą naktį budėjo prie Seimo ir kurie tą naktį buvo čia, Panevėžyje, ir nesitraukė nuo strateginių šalies objektų. Mieli panevėžiečiai, laisvės gynėjai tikėjo Lietuvos ateitimi, todėl linkiu jums ir visos Lietuvos žmonėms išlaikyti šį tikėjimą. Būkime stiprus, vieningi ir kartu kurkime Lietuvos ateitį. Žodį susirinkusiesiems tarė jo ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Skambant tautiškai giesmiai, senosios kartos inteligentija skubėjo nukelti kepures. Užtat jaunimas net nesusigėdo to nepadaręs. O 1991 sausio 13-osios liudininkai tuomečių kraupių įvykių ramiai, anot jų, niekada negalės prisiminti. Tai buvo ne tik tai, kad KGB galvažudžiai iš Alfos. Tai buvo visas Pskovo desantininkų, nežinau, ten pulko mažai, gal visa divizija buvo. Toliau visas šiaurės miestelis, kuriam tada vadovavo Uskopčikas, visas šiaurės miestelis, kariuomenė, tankai, juk vien šarvuočių, tankų ir šarvuočių buvo per 100 vienetų atskraidinta į Lietuvą. Tai niekas netikėjo, kad šitą geležinę jėgą bus mesta prieš beginklius žmonės. Ir liudininkai visi tie, kurie ten išėjo, kurie stovėjo, kurie matė, kurie bandė savo kūnų užtvert praėjimą, yra šiurpu. Čia neįmanoma viso to nupasakot ramiai. Nors tokio smurto protrūkio pasaulis nesuprato, kaip prieš 19 metų, taip ir šiandien konstatuota, nepriklausomybės įtvirtinimo kelias neišpasakytai sunkus, bet alternatyvos jam nėra. Todėl ir Panevėžyje tąsyk į gatves išėjusieji mena gyvenę stebuklo laukimu. Buvo daug žmonių, toks susikaupimas, noras. Kažkokiu toks pakelimas buvo didelis. Daug žmonių buvo, buvo toks, kaip pasakyti, nežinau, tiesiog. Toks užsidegimas, kad kažkas įvyktų. Ir jeigu, pasak nepriklausomybės akto signataro Juliaus Beinorto, šiandien minime sausio 13-ąją, labai gerai suvokiame, kad tai, kas vyko tuomet, buvo nepalyginamai svarbiau už pačias baisiausias dabartinės krizės grimasas. Mano nuomonė, kad reikėjo, jeigu reikės ir dar ateičiau, bet reikėjo daugiau teisybės, kad būtų tokius. Aišku, žmonės nusivylė, darbo nėra, bet visas laikinai viskas bus gerai. Man atrodo, kad reikia mažiau dejuoti. Po iškilmingos vėliavos pakelimo ceremonijos į dangų sausio 13-osios aukoms atminti pakilo 13 degančių žibintų. Pavakarę rinktasi į Laisvės gynėjų dienos minėjimą sausio 13-osios skvere. Vėliau visose miesto bažnyčiose aukotos šventos mišios už Lietuvos žmones.